Sveiki. Dažnai iš tėvelių išgirstu klausimą, ką daryti, kai mano vaikas patiria patyčias, kaip padėti savo vaikui. Patyčios yra labai skausminga ir nemaloni patirtis kiekvienai asmenybei. Todėl labai svarbu, kad mes suteiktumėm tinkamus įrankius, padėsiančius mūsų mažiesiems susitvarkyti su šia nemalone patirtimi. Pirmiausia, labai svarbu vaikui žinoti, kad jis nėra vienas šitame pasaulyje, kad esate jūs ar kažkas kitas svarbus iš suaugusių ar draugų rato, kas galės visuomet žengti koja kojon su vaikučiu ir galės palaikyti, išklausyti ir suprasti šitoje situacijoje. Vienas iš aspektų, kai vaikas patiria patyčias, yra labai svarbu, jeigu jūs sužinote apie tai, kad informuotumėte ugdymo įstaigą. Tam, kad tiesiog specialistai dirbantis vienoje ar kitoje ugdymo įstaigoje vėlgi gebėtų taip pat reaguoti, gebėtų stebėti situaciją ir reikiamų metų galėtų užkirsti kelią galimai vaiko grėsmei. Kitas dalykas, jeigu jūs išgirstate iš ugdymo įstaigos, kad kažkas jums iš pedagogų arba specialistų praneša apie vaiko patiriamas patyčias, vėlgi jums svarbu išsiaiškinti, ką žino specialistai ir pedagogai apie įvykusią situaciją. Ką galime sakyti vaikui? Jokių būdų nekviečiu siūlyti vaikui atsitraukti iš situacijos, vengti jos ar izoliuotis nuo tų žmonių. Dažnai mes kalbame apie tai, ar ne, kad būk protingesnis, taigi tau iš tavęs čia pasijuokė, nes ten, pavyzdžiui, nepasitikė kitas vaikas savimi. Tu nereaguok, tu nekreip dėmesio. Tačiau šita situacija, patyčių situacija, jeigu iš vaiko yra pasijuokiama, jeigu jis yra pažeminamas, jinai yra be galo skausminga, paliečianti kiekvieną vaiko kūno ląstelę. Todėl atsitraukimas iš situacijos, nereagavimas į tai gali užspausti turimus jausmus, gali parodyti, kad tu iš tiesų nesi toks svarbus, kad čia dabar tu imtum ir rodytum savo nuomonę ar parodytum, kad tas elgesys kito vaiko nėra tinkamas. Todėl yra labai svarbu, kad pirmiausia vaikas kreiptųsi į patikimą suaugusį, kad mes jam rekomenduotumėm iš karto, kai tik kažkas įvyksta, informuoti bent vieną jam patikimą suaugusį. Tai gali būti tėvai, gali būti mokytojai, pedagogai, gali būti kažkoks artimas galbūt darbuotojas, socialinis pedagogas, psichologas ar kitas ugdymo įstaigoje dirbantis asmuo. Tuomet, kai vaikas praneša šitą informaciją suaugusiam, labai svarbu, kad mes išklausytumėm, pasistengtumėm suprasti, įsigilinti į tą situaciją ir pasitartumėm su vaiku, ką jis toliau nori daryti. Galima parekomenduoti vaikui, kad bandytų išsaugoti, jeigu tik tai yra įmanoma, kažkokius įrodymus. Galbūt kažkoks vaikas paėmė jos asmenį ir suplėšė. Galbūt jį išmetė į šiukšlių dėžę. Tuomet rekomenduojama yra padaryti nuotraukas, galbūt kažkokią situaciją nufilmuoti, galbūt yra kitas vaikas, kuris nufilmavo ir jam žino įvykusią situaciją ir mes galime paprašyti iš jo medžiagos. Kam tai yra svarbu? Tai yra reikalinga, tiesiog renkant duomenis, renkant įrodymus, kad ta situacija iš tiesų įvyko. Ir kai mes kalbėsime su kitu vaiku, agresoriumi ar galbūt to vaiko tėveliais, mes turėsime aiškius įrodymus, kad ta situacija tikrai buvo ir kokiu būdu jinai vystėsi. Labai svarbu, kad jeigu mes jau turime susitikimą su vaiku, agresoriumi ir jisai priešinasi ir jisai pasakoja visai kitą situaciją, mes nepultumėm ir šito vaiko, išklausytumėm ir pabandytumėm suprasti abiejų vaikų požiūrius, o vėliau atsitraukę iš tos situacijos priimtumėm tinkamus sprendimus, padėsiančius išspręsti šią situaciją. Kitas labai svarbus dalykas, kad vaikas turėtų galimybę kažkur jaukiai iškrauti tuos turimus nemalonius jausmus, kad galėtų išsisakyti ir neperkeltų tų nemalonių jausmų ant kitų vaikų. Nes labai dažnai nutinka, kad vaikas, kuris patiria patyčias, perėjęs į kitą aplinką, pakeitęs mokyklą, pakeitęs būrelį ar pakeitęs bet kurią kitą visuomenės veiklą, jis pradeda pats inicijuoti patyčias, stengdamasis kompensuoti patirtą savo sunkumą, patirtą žalą ir norėdamas geriau patenkinti ir pakelti savo turimus poreikius. Dėl to yra labai svarbu iki tol dirbti su vaikučiu, parodyti jam, kad jūs jį suprantat, kad jūs esat šalia, jūs jam galėsite padėti ir tokiu būdu sukursite saugią aplinką, kur jis galės išlieti turimus nemalonius jausmus. Pavyzdžiui, vienas iš variantų, ką gali vaikas daryti patiriantis patyčias, tai yra rašyti dienoraštį. Išrašyti visas mintis, galbūt kartais pačias bjauriausias, pačias nemaloniausias, pačias skaudžiausias, sudėti taip,
Galbūt jas paimti ir suplėšyti paskui. Galbūt paimti jas netgi saugioje erdvėje, saugioje aplinkoje, galbūt laužavietėje sudeginti. Galbūt jis gali jas suminkyti ir išmesti į šiukšlių dėžę. Galbūt jis nori jas pasilikti ateičiai ir kaupti prisiminimus, kai jam bus kitokia emocinė savijauta, kai jis jausis labiau užtikrintas ir kada galės palyginti situacijos pasikeitusius aspektus. Dar vienas svarbus momentas yra tas, kad vaikas išlieti savo emocijas gali galbūt ne tik rašydamas, galbūt piešdamas kažkokius piešinukus, išreikšdamas savo vidinį pasaulį popieriaus lape. Dar vienas variantas, ką vaikas gali atlikti, išliedamas savo jausmus, tai yra atlikimas tam tikrų kvėpavimo pratimų. Pavyzdžiui, įkvėpimas oro pro nosį, išleidimas pro burną, galima panaudoti 5 pirštų metodiką, kuomet mes įkvėpiam oro, išpučiam pro burną. Įkvėpiam pro nosį, išpučiam pro burną. Ir taip kartojame su viena ar kita rankyte, kuomet atpalaiduojame savo kūnelį ir esame pasiruošę kalbėti. Labai svarbu, kad priimtumėm vaiko ašaras ir jam sakytumėm, kad viskas tvarkoje yra, jeigu tu verki. Tave įskaudino, tave nuliūdino ir tu turi teisę verkti. Nesvarbu, tu esi berniukas ar mergaitė, kai yra nemaloni situacija, kai tu jautiesi saugiai, tu gali išlieti savo jausmus tokiu būdu. Nesvarbu, ką mes patarsime vaikui. Svarbiausia jam turėti žinią, kad jis šiame pasaulyje nėra vienas, kad jis visuomet turės žmogų, į kurį galės atsiremti, su kuriuo galės pasikalbėti, su kuriuo galės pabūti ir atlaikyti šią nemalonę susidariusią situaciją. Sėkmės!